Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Lietuvos jaunių rinktinės vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis prieš artėjantį Europos jaunių čempionatą Lietuvoje turėjo puikią galimybę pamatyti ir vertinti 1992 metais gimusius krepšininkus. Savaitgalį Prienuose vykusiame Lietuvos moksleivių krepšinio lygos antrojo diviziono Pildik finalinėme ketverte treneris atidžiai stebėjo visas rungtynes ir žvalgėsi potencialių kandidatų į vasarą vyksiančias rinktinių stovyklas. Pats šitą turnyrą stebėjau dvigubą prasme. Viena prasme kaip 92 metų Kauno krepšinio mokyklos treneris, varžovų, su kuriais galbūt tek žaisti, o iš kitos pusės stebėjau kaip Lietuvos rinktinės treneris. Įdomu buvo pažiūrėti keletą vaikinų, kurie gali būti kandidatais Lietuvos jaunių rinktinė. Prienuose vykusiame finalinio ketverto didžiajame finale savo žiūrovų palaikomi Prienų krepšininkai 57-74 turėjo pripažinti Marijampolės ŽSM Mantinga pranašumą ir iškovojo antrąją vietą stebėjo džiūgaujančius svečius iš Suvalkijos. Tuo tarpu mažajame Pildik finale Dariaus Kibildžio ir Luko Bankietos vediniai druskininkai po atkaklios kovos 84-77 įveikė Raseinius bei ant kaklo kabinosi trečiosios vietos medalius. Finalinėme ketverte nei viena komanda nesurado priešnuodžių prieš druskininkų ekipos žaidėjų Dariaus Kibildžio ir Luko Bankietos duetą. Įspūdingus pasirodymus surengęs Kibildis pusfinalyje į Marijampolės ŽSM Mantinga krepšį įmetė 38 taškus. Tuo tarpu kovoje dėl trečiosios vietos su Raseiniais vaikinas į savo sąskaitą įsirašė 45 taškus, bei pataikė net 12 tolimų metimų. Jeigu nedinga, tik progą turiu ir metu. Kaip būna kiekvienas varžybas, kaip pasiseka, kaip ne. Šiandien sekėsi nebūtų. Moksleivių krepšinio lygos Pildik finalinis ketvirtas įvyko ir metais jaunesnių vaikinų grupėje, kurioje čempionų titulas iškeliavo į Šiaulius. Pusfinalėje Saulės Šiauliai Kornė ekipa nesunkiai įveikė Marijampolės 17-mečius ir nors finale turėjo keblumų su šeimininkais Arvydo Sabonio krepšinio mokyklos auklėtiniais, tačiau sugebėjo rungtynes laimėti rezultatu 79-68 ir tapti stipriausia Pildik finalinio ketvirto komanda. Džiaugiuosi, kad pas mus yra komanda. Reiškias, neįskirčiau nei vieno žaidėjo, visi pasiaukojamai gynėsi ir akcentavom gynybą, jie man įvykdė viską su kaupu. Reiškia, Sabonio komanda labai gerai yra, labai. Mes 2 kartus pralaimėjom čempionate, o dabar, sakau, negalim 3 kartus pralaimėti, sakau, nes mes toliau niekur neįsim. Trečiąją vietą Pildik finalinėme ketverte užėmė Marijampolės pirmoji ekipa, kuri dramatiškose rungtynėse palaužė Dariaus Dikčiaus treniruojamus Kauno Aisčius. Kelyje link čempionų titulo Šiaulių Saulė Kornį vedęs Ignas Ramašauskas finalinio ketverto metu nepalikdavo aikštės nesurinkęs dvigubo dublio. Padėjęs komandai iškovoti nugalėtojų taurę 2,6 cm ūgio krepšininkas finalo rungtynėse pelnė 20 taškų ir po krepšiu sugriebė 13 atšokusių kamuolių, bei buvo naudingiausias finalo žaidėjas. Kiekvienas varžybas tikiuosi gerai sužaisti ir tiesiog savaime išeina. Visą laiką norisi padėti kuo daugiau komandai. Kadangi antras divizionas, norėjom labai patekti pirmą divizioną, tai jausmas dar geresnis, nes mūsų pagrindinis tikslas buvo patekti pirmą divizioną. Dabar galvosim apie kitas kovas. Pirmąją ir antrąją vietas abiejose amžiaus grupėse užėmusios ekipos varžysis Pildik rungtynių serijoje su aukščiausiojo diviziono paskutinėsias vietas užėmusiamis komandomis. Porų nugalėtojai išsaugos arba iškovos teisę rungtyniauti stipriausių Lietuvos komandų aštuntuke.